Turbūt esi matęs, kaip Nike demonstruoja savo atsidavimą kovai su rasizmu. Ir kiti dideli prekės ženklai su drąsa remia LGBTQ bendruomenę bei skatina paramą Ukrainai. Tai iš tiesų įspūdinga, bet ar esi kada nors susimąstęs, kodėl įmonės, kurių tikslas yra pelnas, šiandien skiria tiek daug dėmesio socialiniams problemams savo reklamose? Pasikalbėkime šiandien apie tvarų investavimą ir ESG reitingą. Taigi, ką po velnių reiškia tas ESG reitingas? ESG reitingas suteikia informaciją apie tai, kaip tvariai, socialiai atsakingai ir gerai yra valdoma įmonė. Trumpai tariant, šis reitingas yra akronimas nuo aplinkos, socialinės atsakomybės ir gero valdymo. Šios trys kategorijos yra esminės, pagal kurias vertinama įmonė ir investiciniai produktai. Prieš žvelgdami šias tris ESG kategorijas ir tai, kaip jos gali paveikti investavimą, leiskime susipažinti, kaip tai veikia. Pradžioje tu turi pasirinkti įmonę ar ETF-us, į kuriuos norėtum investuoti. Svarstai, ar verta investuoti į Tesla ar Apple, tuomet į internetą ir ieškai Teslos ESG reitingo. Matome, kad Teslos ESG rizikos vertinimas yra 25 iš 100, o Apple 17 iš 100. Skirtingos organizacijos gali naudoti skirtingus vertinimo metodus, bet šiuo atveju, žinant, kad 100 yra aukščiausia rizika, o 0 nėra rizikos, matome, kad Apple yra mažesnės rizikos nei Tesla. Šitaip žvelgiant paviršutiniškai, dabar pažvelkime į pačią ESG ir tai, kodėl šis reitingas yra svarbus investuojant. Aplinkos veiksniai, environment. Vertinama, kaip įmonės tvarko savo aplinkos įtaką. Tai yra šiltnamio dujų išsiskyrimą, atsinaujinančių energetikos šaltinių naudojimą ir kitus aplinkosaugos aspektus. Įmonės, kurios šios veiksnius tvarko tinkamai, dažnai gauna aukštą ESG balą. Socialinės atsakomybės kriterijus, social. Tai susijęs su įmonės įtaka visuomeniai ir darbuotojams. Įmonės, kurios rūpinasi darbuotojų teisėmis, įvairovė ir prisideda prie bendruomenės gerovės, gali turėti aukštą socialinės atsakomybės įvertinimą. Korporatyvinis valdymas, governance. Vertinama organizacijos valdymo struktūra ir praktikos. Geras valdymas apima skaidrumą ir akcininkų teisų gerbimą ir kitus valdymo procesus. Įmonės su patikima valdymo struktūra ir praktikomis dažnai gali pasigirti aukštų ESG reitingų. ESG reitingas yra svarbus, nes jis leidžia investuotojams pasirinkti įmonės, kurios ne tik siekia pelno, bet yra tvarios, socialiai atsakingos bei turi geras valdymo praktikas. Taigi svarbu ne tik finansinės, bet ir etinės bei socialinės perspektyvos. Taigi tvarus investavimas arba ESG investavimas tai ne tik naujas reiškinys finansų pasaulyje. Tai yra būdas investuoti ne tik siekiant pelno, bet ir remiant įmonės, kurios prisideda prie aplinkos išsaugojimo, socialinės gerovės ir gero valdymo. Tai tampa svarbiu aspektu ne tik finansų pasaulyje, bet ir globalioje visuomenėje. Įvertinus ESG reitingą galima turėti daugiau papildomos informacijos, į kurias įmonės verta investuoti, atsižvelgiant ne tik į finansinius rodiklius, bet ir į bendrąją įmonės atsakomybės bei tvarumo viziją. Tai leidžia ne tik gauti pelną, bet ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Taigi ESG reitingas tampa ne tik investavimo instrumentų, bet ir būdų daryti įtaką įmonių veiklai bei visuomenės geroviai. Dar kartą pasižiūrėkime į realius pavyzdžius. Paimkime Microsoft ir Unilever. Microsoft ne tik yra technologijų gigantas, bet ir deda pastangas tapti tvarios įmonės pavyzdžiu. Jos ESG reitingas yra aukštas dėl pastangų sumažinti anglies dioksido išsiskyrimą, įdiegti atsinaujinančios energetikos šaltinius, taip pat dėl didelių įsipareigojimų socialinės atsakomybės srityje. Investuoti į Microsoft reiškia ne tik galimybę gauti pelną, bet ir palaikyti įmonę, kuri aktyviai dalyvauja sprendžiant klimato kaitos ir socialinės atsakomybės problemas. Unilever, kita didelė įmonė, yra maisto ir higienos prekių pramonės lyderė, kuriai priklauso tokie brandai kaip Rexona, Dove, Magnum, Knorr, Persil ir taip toliau. Šios įmonės ESG reitingas yra aukštas dėl įsipareigojimų mažinti atliekas, naudoti tvarius ingredientus ir skatinti socialinę atsakomybę. Investuoti į Unilever gali būti ne tik finansinis sprendimas, bet ir būdas paremti įmonę, kuri aktyviai prisideda prie tvaraus vystymos. Taigi, kaip galima investuoti pagal ESG reitingą? Tai nėra sudėtinga. Pirma, galima pasirinkti investicinius fondus arba ETF-us, biržoje prekiaujamus fondus, kurie yra orientuoti į įmonę su aukšto ESG reitingu. Pavyzdžiui, iShares ESG ETF arba Xtrackers MSCI World ESG ETF. Ir tai yra tik tai keletas pavyzdžių. Antra, galima tiesiog atsirinkti individualias įmonės analizuojant jų ESG reitingus. Daugelis finansinių platformų teikia šią informaciją. Investuoti į įmonę su aukštu ESG reitingu gali būti ilgalaikis sprendimas, nes tai rodo įmonės įsipareigojimą tvarumui ir socialiniai atsakomybei. Iš tikrųjų, su ESG reitingu skatinti įmonės elgtis tvariau ir socialiai atsakingiau sutinka ne visi. Kitiems atrodo, kad didelės įmonės neturėtų kištis ir visada stengtis atstovauti mažumas ar apsimestinai vaidinti socialiai atsakingas vien dėl geresnio ESG reitingo, nes jis gana stipriai daro įtaką, kiek įmonės gali pritraukti kapitalo iš investuotojų. Netgi yra nuomonių, kad ESG reitingas priverčia įmonės elgtis ne tai, kaip nori jų klientai, o tiesiog, kad pagerintų savo ESG reitingą ir patraukliai atrodytų net ir ne savo tiksliniai auditorijai. Mielas mano žiūrovė, o ką tu manai apie ESG reitingą? Palaikai tvaraus investavimo idėją, ar tau labiau atrodo, kad čia tik manipulacijos užsidirbti dar daugiau pinigų skambiais šūkiais? Man įdomu tavo nuomonė, todėl būtinai pakomentuok. O jeigu patiko video, spustelk like ir subscribe. Na ir pasimatom kitą kartą. Iki!